Kas naujo meilės horizonte? Žiūrime, kam skirta šita analizė. Ši analizė skirta moteriai, kuri yra emociškai užsipildžiusi ir ieško gyvenime savo mylimojo, to, kurį tikrai galėtų įdėti į savo širdelę. Moteris yra jau pasiruošusi santykiams ir žiūrime, kas naujo meilės horizonte. Matot, kaip gražiai. Imperatorius, O meilės horizonte yra imperatorius, kuris taip pat darys pasirinkimą, labai stipri asmenybė. Taip, kad moteris, turėkite omeny, kad čia jums ne koks pažas, skeptrų ar pentaklių, žmogus suaugusio vyriškio energijose, taip pat stovintis pasirinkime ir ieškantis rakto. Taip pat žmogus, kuris yra pakankamai stiprus kaip asmenybė, imperatorius ir jėga, tai čia toks duetas, tai sakyčiau, tik tai atlaikykite jį. Bet tai yra džiugi žinia moterims, kurios tikrai laukia savo gyvenime tikro partnerio, kuris būtų stiprus, kuris mokėtų gyvenime valdyti, kontroliuoti, planuoti, tvarkytis savo imperijoje. Ir štai mes tokio sulauksime. Žiūrėkite. Matot, kokia jėga graži. Taip, kad patarimas toms moterims, kurios jau yra pasiruošusios santykiams, tikrai kalbame būtent apie tas, nes 9 taurių ir skeptrų karalienė tai kalba apie moteris, kurios yra emociškai prisipildžiusios, kurios yra veiklios, kurios yra kaip ugnis užsidegusios ir pasiruošusios santykiams. Taigi patarimas toms moterims. Kai pas jūsų gyvenimą ateis imperatorius, mes jį matom, kad jis yra horizonte. Labai atidžiai vertinkite to žmogaus darbus ir to žmogaus veiksmus. Žmogus yra taip pat pasirinkime kaip ir jūs. Taip, kad neapgaukite pati savęs ir nesumaišykite kito partnerio su tikru imperatorium. Būtent tikras imperatorius gyvenime mokės perimti visą naštą, darbus, sunkumus, planavimus ant savo pečių ir mokės tai nešti. Ką dar reikėtų jums žinoti, kad tai nesumaišytų? Taip, jisai bus pakankamai šalto proto, mokantis vertinti situacijas adekvačiai, nesuoks jums apie kažkokias tai meilės seilės kaip taurių karalius. Ir dar ką jums reikėtų žinoti, kad pasirinkti teisingai, tai bus žmogus tikrai, kuris vertins šeimą. Tai bus žmogus, kuris bus finansiškai stabilus. Taip, kad neapgaukite savęs moteris, jeigu kažkoks tai vyriškis ateis ale imperatorius, kad neįkristumėte į santykius su tuo, kuris save tik tai vadina taip, bet tuo nėra. Linkiu sėkmės, jeigu išgirdote patarimus, tai manau tikrai padarysite teisingą pasirinkimą.